kaip automobilio langą daryti. Šiuo atveju atvežė stiklus išimtus. Senolio tokio BMW 88 metų. Tai reikia elgtis atsargiai ir daryti atsakingai. Taip, gerai reiks nusišveist. Prasišveičiam. Tai ką reiktų pašveist. Užsioksidavusius šildymus ir pakraščius, kur apžėlę. Tai siūlelė irgi tokia pažaliavę. Reikia lengvai pasišveist, kad nebūtų purvų nereikalingų. Ką aš dar darau? Tai parodysiu. Pasišveitėm, apsivalom. tą ką nušveitėm. Vanduo taip pat kaip ir namų langus darant nukalkintas ir su neutraliu indų šiek tiek. Per daug įdėsi, tai labai slidinės plėvelė, per mažai įdėsi, per staigiai prilips ir negalėsi nei pakoreguoti, nei į vandenį išstumdyti. Ja, su tokia specialia geležte, tik ne taip, o tai braukiam dėl to, kad būna visokių šašų, mėgsta papjaustyti metalą šalia stiklų ir tu jų nelabai aptiksi. Braukiam taip, gražiai atsargiai braukiant, jeigu būna toks šašas užkliūna, tada jau jį gražiai nubrandai atsargiai. Kad nepažeist šildymo. Einam viską. Išvirkščią geležtę. Jau matau, kad čia dar užsioksidavę labai, tai reikės dar šiek tiek su rūgštiniu valikliu pavalyti. Nes mašinytė tai jau senovinė, tai oi čia jau žaliuoja. Aišku, visada yra rizika, kad gali kažkas būna ant tiek sutrūnyję tie siūliukai, kad jie tiesiog valant su kempinėlėje nubyra. Bet čia dažniausiai, jeigu stiklas būna seniai šimtas, lauke paliktas, saulė, ten lietus, taip toliau, tai ne automobilyje paliktas, o kai išima ir palieka ant lauko, tai jie tada jo nupūna, sakykim, taip. Tikėkimės, kad taip nebuvo. Šviežiai išimta. Gal. Aš čia sunku suprasti, kad gal kaip ir laikosi tie siūliukai. Vėl prasivalom.
valymui reikės, nes matau, kad ne kažką. Aha. Galėsiu šarčiau atnešti, parodysiu. Jau atrodė valėm. Nežinau, ar čia matosi. Ai, va matosi. Va, tokie. Aplink siliuką dar tokie visokie maurai. Nu tai vienu žodžiu reikės dar labiau pavalyti. Nu va, panaudojau rūgštinį valiklį. Ir viskas puikiai. Galim pažiūrėti iš arčiau. Rūgštinį tai visokių galvodam kaip čia ką per eilę metų. Nes klijuoju jau virš 20 metų automobilių langus. Tai vienu žodžiu prisigalvojam visokių nesąmonių, tai galų gale mums labai gerai pasitarnavo tualetų valiklis, gėlinis, nenubėga, pagriaužia lengvai, svarbu ne per ilgai palikti, nes gal ilgai ištepsi ir paliksi, tai nugriauš viską. Tai va, ištepiau, patryniau, nuploviau, ledas. Gerai, einam toliau. Taip, o kas toliau? O toliau formos darymas. Apsisukam stikliuką. Pasidedam. Forma darosi iš išorės. Akcivatuosim tuoj, kiek mums čia tos plėvelės reikia. Aukštį matuojam, ne va taip, kad nuo čia iki čia. Kadangi tie kampai pakyla, nu aišku, čia labai minimaliai pakyla. Tai čia truputį reikia, būna kitų langas, tas kampas ir tas kampas gerokai. Jeigu čia pamatavus, tai per siaurą gabalą išsipjausit. Nu kas jau nors kažkiek, aišku, dirbė, tai jau žinot tą dalyką. Tai dabar primeti tiek, tada reiškia kažkur užmest. Ir šiaip reikia užmest. Tai 65 pjaunam ant 1,35. 65 ant 1,35. Tokį plėvelės laistymai ir pjaustymai teko susigalvoti, dirbau vienoj nedideliai patalpoj, nebuvo kaip plėvelę atsipjauti kažkaip. Tais laikais nebuvo dar tokio interneto, mobilūs tik buvo atsiradę. Ne visi turėjo. Tai tikrai iš interneto negalėjau pamatyti. Aš susigalvojau tokį dalyką pasikabinti ant sienos. Ir va taip, atsižymi. Ir, kiek sakiau, 65 gramų šneku. Jo, 65. Pasijama peiliuką, ruletę 65. Opa. Smeigiam, važiuojam. Šas. Turim. Gabaliukas yra. Atsinešam, atsikišam. Ko nereikia, viską daug. Sako, kas per daug, tas negerai. Ir gyvenime. Ir visur.
turi atskirą istoriją, kaip mokinomės formas daryti. Sužinojom kažkur, sklinda gandas, kad galima galinį padaryti iš vieno gabalo. O tuo laiku darėm su sudūrimais, buvom išmąstę gražų sudūrimą ties šildymo siūriuku, pjaudavom, jungdavom, kad nesimatytų ryškiai, nes būdavo kaip jau uždeda vieną ant kito ten, bet kaip, nu, žodžiu, baisiai atrodo. Tai sužinojom, tiesiai per aplinkui, legendos sklando, okei. Vieni teikėjai sako, mes plevelę parduodam, bet mes neklijuojam. Yra ten vienas, kuris ten klijuoja ir jis kaip ir žino. Tai susitinkam. Sako, nu tai va, uždedi gabalą, čia per vidurį ištiesini, čia raukšlės, čia tas raukšlės šildai ir čia jos traukiasi, čia susiformuoja. Galvom, nu kaip ir tipo, aišku, tipo, so, ate, ir išvarė. Aha. Grįžtam namo. Susitikom Kaunėje. Jis iš Alytaus berods buvo vyrukas. Papasakoja, nusipirkom plevelės jau tos legendinės geros, kuri formuojasi. Sumokėjom tais laikais, atrodė kosminius pinigus. Nu, lyginant su ta kinietiška, ar kokia ten būdavo iš turgaus. Ir tipo tai pasidarėm, užsidėjom. Per vidurį išsitempiam. Čia šiuo atveju čia jau labai jau toks mažai lenktas į vieną pusę, bet taip gali būti lenktas be lenkiek, bet jeigu lenktas ir taip, tada yra reikalų. Bet čia lenktas taip pakankamai, o taip labai mažai, tai raukšlyčių labai nedaug, tokios nedidelės, bet nesmė, vis tiek darbas tas pats. Nu, vienu žodžiu, pasidarėm tos. Nu ir bandom čia formuoti. Ir kas gauna? Pakaitinė. O, kaip susiraukšlėjo. Oi, kaip baisu. Nu ką, sugadinom plevelę galvom. Keičiam ten vėl. Nesupratom iš tikrųjų, kaip čia turėtų viskas vykti. O čia susiraukšlėjo. Okay, bet kas toliau? Čia pasirodo pasiraukšlėje ir jinai traukas. Ir galiu ateiti nepaskaitinti. Tai būna didelės raukšlės, tai truputį iš šono, dar iš šono. Nu, aš formuoju šitokiu būdu, ten nėra sausų būdų, visai yra tų variantų, bet man čia pakankamai įprasta ir sudėjus pliusus minusus, man šitas visai tinka variantą. Tai vienu žodžiu, ten gal pusę ruloną ar daugiau neatsimenu sugadinam. Paskiau po truputį atėjo suvokimas, kaip čia viskas darosi ir pradėjome formuoti, bet vėlgi ten gal legendinės skaitos tais laikais Audi 80 bulka, tai čia skaitasi stiklų tonuotoje egzaminas. Jeigu bulkai galiniams išformuoja viskas, jau tu meistras. Jeigu bulkas, aišku, irgi buvo reikalų, iki to kalbėjom. Aš formuoju su didžiausiu karščiu, nėra kada čia palauk, tiesiog reguliuoji atstumą ir ant kiek ilgai laikyti, kad ne per spaust.
Nes kai ilgai pakaitinti susidegs plėvelė. Tačiau ateina per laiką, per praktiką supratimą. Nekaitinti, bet netakaitinti. Nereikia būtinai, kad ten kaitint tol, kol tą raukšlė visai susitrauks iki nulio. Ne. Didesnė raukšlė reikia palaipsniui truputį patraukti, pastumti ją į šoną. Kitoj vietoj patraukti. Būna taip stumdė iš vieną šoną į kitą. Plonesnės plėvelės labiau formuojasi, bet jos būna dažniausiai su mažesne garantija ekonominės klasės, tam tokios visai. Tai plonytės formuojasi lengvai, bet ir laiko trumpai. Grūdintas stiklas šiaip nebijo kaitinimo. Pakankamai galima smarkiai užkaitinti, bet svarbiausia nekaitinti per smarkiai pakraštį, nes grūdintas stiklo visa įtampa yra ties kraštu. Tai daužysi labai sunkiai išdaužti per kraštą ir dėkti jisai sprogs. Nu, nesuviršta aišku, nes reikėtų daikti. Nu ir tiek žinių, formą turim. Vieną kaušinam prieš išjungiant. Taip, apsipjaunam dar, kad būtų truputį plėvelė mažesnė, nes į gumą dedasi. Kad nebūtų išlindus toliau nei stiklas. Išsipjaunam, kur šildymo pajungimas. Išsipjaunam tą vietą. Vienoj pusėj ir kitoj. Nu ir ką, vėl naudoju sienas, pasidariau grūdintą stiklą, labai patogu. Šlapiai įsidedam. Taip. O klijuosiu pasidėjęs, tai atvirkščiai. O kodėl? Nu, toks paprastas paaiškinimas. Dabar sušlapinsiu, ne? Ir vanduo šitoj vietoj bėgs palei kraštą ir nubėginės. Atvirkščiai užsidėsiu, čia užpurkščiau, jeigu taip į stiklo kraštas. Vanduo man nuo krašto bėgs ant stiklo ir gali patraukti kažkokiu tai šiukšlyčių. Mikro, bet užkliaus plėvelę, paskui matosi taškiukai. Dar kartą prasivalom, kad maža nepasirodytų, pasitikrinam, ar viskas visur gerai. Va, dar kažkokiu randu. Nuo gumos ant spaudų. Čia jau galima pagrandinti, nes čia siūlo nėra. Šitoj vietoj. Taip, servetėlė.
Valyk nevalęs vis tiek, vis dar. Dar va čia. Štai vietoj. Iš po to šildymo elementų čia apaugė irgi viskas ir prieina visokie tai šūdą. Valymo niekada nebus per daug. Niekada. Kuo daugiau nuvalysi, tuo geriau bus. Nes stiklas ypač nenaujas, tai dar visai mėgstu nusiriebalint dar tokiu valykliu. Vėlį. Dar pasivalyt, nes vienas valiklis vieną purvą valo, kitas valiklis kitą purvą valo, geriau tirpdo. Vienu žodžiu, valai. Užteks čia valyti. Paskutiniai patepimai. Ką aš darau? Jau prieš klijuojant, jau paskutinis, kaip sakoma. Nusibuški, praeini pakraštį, kad nebėgtų. Ir jau kruopščiai nusibraukiam. Labai kruopščiai. Dabar žiūriu, kad neturiu čia atsinešęs visų, ko reikia įrankių. Tuo sekundėlę. Šito va pagrindinio. Kaip aš stumdysiu vandenį. Iš čia. Pažįstas stiklas. Tiesiog senolis. Ok, viskas gerai. Pasipurškiam čia, išplaunam. Vandeniukas, jis neina ant stiklo toli.
gabalėlių. Pasiimu. Opa. 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 Va. Jo, kas liečia skystį, va. Bus labai riebus, nu tai labai smarkiai. O čia taip slankioja, bet truputį ir fiksuojasi. Nei per daug, nei per mažai. Pasižiūrim, ar teisingai užsidėjau, ar nėra. Nešviečia ten, kur nereikia. Tarpas koks. Kaip ir gerai. Na, čia Ir ką? Įdomu. Viena pusė. Tada noriu greičiau praeiti viršų ir prie visokių tokių, vat, tarkim, čia tas šildymo elementas. Norisi čia greičiau pravaryti, nes jeigu ilgiau palieki, vis tiek vanduo jis turi tokią savybę. Prieina visur ir paskiau eina atgal ir po plevelę patraukia visokį šūdą, bet kai jau pristumi, ištumi vandenį, jau nepatraukia. Ir nuo krašto gali vėlgi taip vanduo žemyn. O iš apačios tai taip greit nepatrauks. Ir ką, dar tada stipriau. Apsivalom vandenuką. Čia žiūriu, dar per daug plevelės palikau. Trupučiuką darom ją. Kampukas. Čia viskas gerai. Ir viskas. Super duper. Stiklas užkniauktas. Galim palikti džiūt. Būtų labai ekstra, tai tada su fenu įkaitinį. Ir pakraščius prikaitinį ir durys išdžiūna ir taip. Pakraščius, kad neatsilūptų. O dabar kaip ir nėra skubos. Pavalytą galima padėti šoną.